Du sumuštiniai. Vienas man, kitas tau. Kurį tu pasirinksi? Ar tu pasirinksi su mozzarella ir pomidorais, o gal tau labiau prie širdies avokadas, kiaušinis ir šoninė? Tai kurį man paliksi? Šitam receptui galite naudoti bet kokią duoną. Aš turėjau likusio saudau ir čia jinai puikiai tinka. Atsipjaukite 2 riekeles duonos ir ją gerai paskrudykite. Kol duona skrunta, susipjausite šviežius pomidorus ir mozzarella. Nepamirškit pabarstyti druskos ir šviežių pipirų. Ant apskrudusios duonos gausiai užtepkite sviesto. Sluoksniuokite, dėkite pomidorą ir mozzarella. O dabar slaptas ingredientas, pakelsiantis skonį į kitą lygį. Kelios šakelės šviežio baziliko ir šlakelis kokybiško alyvuogių aliejaus. Šitas sumuštinis be galo paprastas, bet labai skanus. Puikus pasirinkimas greitiem pusryčiam ar užkandžiui. Atėjo laikas pasidaryti sekantį sumuštinį. Mums reikės vieno avokado, jį nusilupsime, gražiai susipjaustėme griežinėliais ir uždedame ant mūsų skrudintos duonos. Jo kremiškumas puikiai dera su traškia duona. Toliau mano mėgstamiausia dalis – kiaulienos šoninė. Aš ją kepu gruzdintuvėje maždaug 5 minutės 200 laipsnių temperatūroje, kol taps idealiai traški. O dabar kepame kiaušinį. Į įkaitintą keptuvę su trupučiu aliejaus įmuškite kiaušinį ir paskaninkite su druska ir pipirais. Kiaušinių iškepus uždėkite jį ant šoninės. Viršaus uždėkite šiek tiek smulkintų petražolių, tai suteiks ne tik grožio, bet ir gaivos. Štai ir turime 2 nuostabius sumuštinius. Tikiuosi, kad patiko. Skanaus!